Hello! Reikia jūs pasitaisyti. Maybe that's better. Aš žinau, kad mano backgroundas nėra pats, žinot, tobulas jisai. Jisai yra zaibys, nes jisai mane moko, žinot ko? Kad aš nebijočiau rodyti savo namų. Ne tai, kad aš nebijočiau, aš tiesiog nemėgstu, kaip per mano video matosi mano namai, bet visą gyvenimą, paradoksaliai, aš norėjau, kad mano namai būtų tokie, kad arba chata, kurioje gyvenu, nesvarbu. Tipo, bet kokiam kampe aš galėčiau pasistatyti kamerą ir būtų estetik vaizdas. Ir čia yra per daug estetik. Čia jūs jau matot too much, žinai. Bet, anyways, jei rimtai, aš esu šiandien žiauriai excited, aš žiauriai esu happy, aš esu tokia pasiruošus jums filmuoti video, bet nesitikėjau, kad aš filmuosiu video dieną prieš, kada aš turiu įkelt. O kodėl taip gavosi? Dėl to, kad gavau klausimą apie tai, kaip būti vienai. Ir sako, ir aš ką pastebėjau, kad labai daugelis žmonių mane mato ir labai daugelis panų mane mato kaip tokį žmogų, kuris labai moka būti vienas. Ir aš tokia pagalvoju, nu jo, bet čia man taip įprasta. Ir aš noriu jums šiandien papasakot, kaip man pavyksta, ta prasme, kad ir po skyrybų ar ten po kažkokių, nežinau, skaudžių gyvenimo akimirkų, tiesiog mokėt būti vienai ir su savim. Kodėl aš žinau, kaip tą padaryti? Dėl to, kad aš labai didžiąją laiko dalį gyvenime aplamai buvau viena. Kodėl? Dėl to, kad aš tiesiog esu introvertas žmogus. Gal kartais taip neatrodo, bet kurie labiau susipažįsta, jau supranta, kad man šiaip yra daug geriau būti vienai, negu tarp draugų kompanijos. Ir aš tokia savekė žmonių, žinot, kur tipo, jeigu susipažįsti, tai jau viskas, tu mano soulmate, mes būsim iki galo gyvenimo. Kaip aš pradėjau savo kelionę į buvimą su savim? Pradėjau realiai nuo tiesiog ėjimo į pasimatymus, nes man buvo toks 10 ar 9 klasiai, aš atsimenu, pirmą kartą ėjau dating ten su kažkuo, žodžiu. Ir aš tokia pagalvoju, tik to žmogaus gali nebelikti mano gyvenime. Ir aš turėsiu būti su savim. Ir man toks buvo, blembat, bet aš nemoku būti viena. Aš realiai įsikibus esu į kitą žmogų. Aš tiesiog noriu būti su kitu žmogum. What the fuck? Man reikia šitą dalyką visiškai pakeisti. Visiškai pakeisti, kad aš nebūčiau priklausoma nuo nieko. Ir tada, blemba, aš galiu būti nuo kažko priklausoma. Ir man toks buvo vidinis šokas, kaip aš galiu būti nuo kažko priklausoma. Aš nenoriu būti priklausoma nuo alkoholio, nuo cigarečių, nuo kažkokių narkotikų, nuo žmonių, nuo pinigų. Aš tiesiog noriu būti laisvas žmogus, nes tik laisvas žmogus gali save pilnai išpildyti. Ir pirmi tie pasimatymai su savim, pirmas pasimatymas, aš taip gerai prisimenu, nes aš pradėjau vesti Instagramą apie meilę sau. Nebėra tos anketos, jeigu kažkas ieškosit. Nebėra. Gal kažkur yra archyvinti postai, bet visiškai kitas Instagramas negu dabartinis turimas. Aš nuėjau į Kapučino kavos ir šimtalapių namus, čia Panevėžy į parką, pasiėmiau kavos ir tiesiog variau pirmą kartą pasivaikščioti su savim. Ar man buvo pažįstamas jausmas būti su savim? Jo, dėl to, kad aš ten turėjau visą gyvenimą, gal nuo 13 kažkur metų, aš jau tokį skaičių sakau, nes tiesiog prasidėjo nuo to laiko labai domėjimasis psichologija ir taip toliau. Tai kažkur nuo 13 metų aš turėdavau visą laiką užrašų knygutės ir ten rytais pasirašydavau savo dalykus, ten analizuodavau save. Bet kad va taip išeiti viešų su savim, žinai, save išsivesti, kaip ponė, į pasimatymą tai dar taip nesudarius. Tai aš išėjau, atsimenu, man pirmais kartais, buvo taip, nepasakyčiau, kad labai nejauku, bet buvo labai keista būti vienai. Tipo, kas čia per jausmas? Ir aš po truputį vis daugiau ir dažniau eidavau tiesiog ten. Išvažiuodavau į gamtą, tiesiog į laukus pabūt. Į mane labai keistai žiūrėdavo mano aplinkiniai žmonės, sako, ką tu čia darai, sakau, varau kavos ir, žinai, tipo, tiesiog laukuose ir aš realiai laukuose sėdėdavau. Aš pasistengsiu surasti kažkokį video, nežinau, jeigu man pavyks, nes aš tikrai filmavau kažkokį video. Ir tada mano tas akiratis, kur aš eidavau viena su savim plėtės, tai aš buvau ir kino teatre, visur. Dabar aš keliauju viena, buvau Azijoje, Šri Lankoje, buvau Londone, buvau Milane viena. Ar man buvo nejauku, man buvo lafa, ant kiek gerai yra būti vienai.
Ir aš, man atrodo, galiu jums papasakoti, duoti iš savo perspektyvos tokių įžvalgų patarimų. Ir galbūt tu eini dabar per kažkokį sunkų laikotarpį, ne, galbūt ten skyrybos, galbūt tenais, nežinau, išsikrausti iš tėvų namų ir tu nežinai, pavyzdžiui, kaip dylint su šituo. Arba labai ilgą laiko tarpą tiesiog buvai su kažkokiu žmogum ir tiesiog nežinai, ką daryti, nuo ko pradėti. Tai pirma dalis šito video yra apie tiesiog mindsetą, antra dalis apie praktiką, nes I know how to do that shit ir aš labai noriu šito dalyku su jumis pasidalinti, nes tai nėra taip sunku ir yra labai magical. Yra labai gera pažinti save, yra labai gera būti su savim. Aš pasakysiu labai paprastai, labai grubiai, bet, pasakysiu ir neprisnigs jum. Bet prisnigs, jeigu tai padarysit. Žiūrėkit. Jūs turit savo užpakaliuką. Labai dievina dabar visi užpakaliukus, didelius ir stangrius. Savo didelį, mažą ar vidutinio dydžio užpakaliuką ir neša tą užpakaliuką į kavinę, į parką, į ką žinau kur, į mišką, su savim, pačiu ir varote pasimatymą. Kai tu nebijai savęs, kai tu žinai, kad tau viskas zaibys bus, tipo antiek. Aš turiu pasidarius į savo kokteilinę šaltos kavos. Turiu nautus, of course, aš esu pasiruošus šitam video, dėl to, kad jūs neįsivaizduojat, ant kiek jūsų palaikymas man duoda daug. Aš vakar sėdžiu, kur aš sėdėjau kaviniai, jau nebepamenu kokioj. Ir man parašė, prisiminiau, kur sėdėjau, kofeinė, as always. Sėdėjau kaviniai ir gavau žinutę, voice, ne tai, kad žinutė tiesiog parašyta, bet voice, Marija, o kada tavo kitas video? Labai laukiu, o tu kada keli video? Ta prasme, ar tenais kas savaitę, ar kas mėnesį, ar kada tu nori? Tai žinokit, aš tada išsilydau. Aš taip išsilydžiau, aš ta prasme sėdžiu tenais tokia, dirbu prie kompo, rašto darbą gal rašiau univerui ir tiesiog tokia... Ir man buvo tiesiog toks... Kaip fainiai! Ir aš labai ilgai rašiau šitam video, pakankamai ilgai, kad apmastyti viską, susidėliot ir tiesiog duoti jum tą tokį pure mano jausmą, kaip aš jaučiuosi, kai būnu su savim, kaip aš jaučiuosi, kai man yra gerai. Ir aš labai noriu, kad jūs tą pajaustumėt. Nes būt su savim taikoj, būt su savim ramybėj, būt su savim tiesiog, kad nes tau žiauriai faina ir tu nori viską veikti vienas, yra didžiausias laisvės ir ramybės tiesiog pojūtis. Man atrodo, galim pradėti. Pakankamai ilgas intro, ne? Moters didžiausia laimė ir didžiausias išsipildymas įvyksta tada, kada jinai būna laiminga. Ta prasme, nėra geresnio jausmo ir geresnio, nežinau, bendravimo su moterytėm, su tavim, pavyzdžiui, su žmogum bet kokiu, kada jis yra žiauriai laimingas. Nes tada tavo koncentracija yra ne į tai, kas man buvo blogai, ne į tai, kas mane paliko, išdavė ir taip toliau, ne į tai, kas ten, nežinau, su manim šudinai pasielgia, bet į tai, kad aš turiu būti laiminga ir aš esu laiminga dabar. Todėl, kad gyvenimas taip veikia, kad moteris pritraukia tada dalykus, kai jinai jaučiasi laiminga, kai jinai jaučiasi išsipildžiusi pati savy. Ne tada, kada ieško ir rankioja visokius dalykus iš aplinkos. Tiesiog taip veikia gyvenimas. Aš visą laiką galvoju, blemba, aš nuoširdžiai, ta prasme, aš nemokėdavau būti iki galo su savim, nes man visą laiką reikėdavo kažkokio patvirtinimo, aš jaučiausi biški save pamiršus, kažkaip savęs neišpildžius, kažko ano nepadarius. Ir kas atsitink, kada tu pradedi save pildyt, tu pradedi jaustis laimingi. Ta laimė tavo realiai traukia galimybę žmonės, tau tiesiog taip paprastai gyventi tiesiog pasidaro, nes tu tiesiog fainai ir tu žinai savo dalykus, ką tu turi padaryti ir tu darai juos. Tai tavo fokusas turėtų aplamai būti į savęs išpildymą. Į savęs išpildymą, ne į kažkokius kitus dalykus. Jau, that's simple. Jeigu tu nemokėsi savo laimės to suteikti, iš tavęs bet koks bachūris, bet kokia draugė, bet koks žmogus tiesiog ją galės pasimti bet kada. Kodėl? Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad tik tuos dalykus, kuriuos tu pati savo suteiki, iš tavęs niekas negalės atimti, tik tu pati. Ir tu iš savęs tos laimės nebetimsi, kada tu ją suprasi, pajausi, paragausi ir tau saldu bus. Čia kaip vaikui duot saldainį ir sakyt, kad tu visą gyvenimą dabar gali mėgautis.
ir jis ragautų vis skanesnius saldainius. Tai galvoja, tas vaikas nesirinks tų saldainių. Faktas, jis rinksis saldainius valgyti, jeigu dar tai yra sveiki tie saldainiai. Gal nėra pats geriausias pavyzdys, bet supratot, kada užsikabini ant tos laimės, kada tu savo suteiki, tu tada nebesi priklausomas nei nuo kitų žmonių, kaip aš sakiau pradžioje, kad man labai buvo sunku suprasti, kaip aš galiu būti nuo kažko priklausoma, tipo, nuo kažko išoriško, aš čia turiu būti priklausoma nuo pačios savęs. That's all, that's simple, bet to pačiu ir nelabai simple įgyvendinti. Aš nuo 10 klasės lankau terapiją, bet su pertraukom, dabar kartais einu į terapiją, meditacinę tokią terapiją, bet kame esmė, kad 10 klasėje pasakyta psichologės mintis man iki dabar dar yra tokia grinai čia siekiamybė. Ar aš 10 klasėje nesupratau dar jos iki galo? Fakts. Bet kame esmė, kad ta mintis skamba taip. Tu turi savo viduj pasidaryti šventovę. Tai reiškia, kad tavo vidus turi būti ta vieta, kur tu nueini, grįžti į save ir tau tiesiog yra ramu, tau yra čileks, tau yra faina, tau yra tenai švaru, ramu ir gera. Tenais gali būti kažkokių šešėlinių pusę, ne? Bet jos turi turėti savo vietą, tu jų neturi išmesti, tu turi priimti ir savo tą grožį, tą laimę, tą džiaugsmą, tą galią, bet tu turi ir matyti ir kitas savo pusės, kurios galbūt tau ne iki galo patinka, bet tu jas turi pamatyti ir priimti. Kada tu tą vidų savo tvarkai, tu randi vietas, į kurias tu labai stipriai gali savo atsiremti, kur tu supranti tiesiog, į kurias vietas tu gali savo atsiremti. Nes kiekvienas žmogus, tiek tu, tiek Antanas, tiek Petras, tiek Onutė, tiek bet kas, Kristina, turi savo šventovę viduj. Tiesiog kartais žmonės labai dairos aplinkui ir net nenori pasižiūrėti, kur jie yra geri, kur jie yra faini, kur jie yra tiesiog amazing žmonės, kur jie gali realiai atsiremti bet kada, nes, sakau, tu niekada savęs neatims. Tai tavo tikslas ir tavo fokusas turėtų būti ir laimė, ir būnant su savim, būnant vienatvėj kurti tą šventovę, švarę šventovę, neteršti jos. O tiesiog, kad žinot, kaip atsiremti, kaip grįžti į save, tam yra laikas su savim. Nes žmogus jokiam triukšme negali patirti tikros laimės. Negali. Mes ant tiek skrolinamės, ant tiek, ta prasme, lakstom, dirbam. Nu, aš pati pastebėjau, ant kiek mano gyvenimas tiesiog prabėga. Vien dėl to, nes aš ne tiek, kiek dirbu dar su socialiniais tinklais, aš dar juos ir kuriu. Man yra tiesiog toks informacijos srautas kiekvieną dieną, tiek atrašyti visiems žmonėms žinutes, tiek siuntas, bičius, užrašų knygų supakuoti. Ta prasme, ir viskas bėga. Tau reikia fokusuotis į tylą. Tau pačiam, su savim būnant, tavo kūnui, tavo sielai, tavo esybei, tavo protui reikia ne kažkokio bėgimo, bet tylos. Ir tą tylą galima pasiekti būnant su savim. Galima pasiekti ir būnant su kitais žmonėm, bet su jais reikia mokėti tylėti. O tie žmonės, kurie moka tylėti su savim, tik su tais galėsi žmonėm ir patirti tą tylą, buvimą tyloj ir malonę tylą. Laisvė. Tu įsivaizduok, tu būdama su savim, vienatvėj, vienumoj, tau prie nieko nereikia taikstytis. Nieko. Tavo taisyklės, tavo norai, tu tiesiog pasiemi juos ir įgyvendini. Tai yra didžiausia laisvė, tai yra realiai toks nuoširdus jausmas, kada tu gali būti savim 100%, nes tu esi viena. Tau nereikia planuoti su kažko, prie kažko derintis. Nes aš anksčiau kažkaip ne taip matydavau aš šitą visą dalyką, aš kažkaip galvodavau, kad tai faina su tokiu kitu žmogum būt. Realiai jūs pabandykit pabūt su savim pilnatvėj. Aš jums prisiekiu, jūs permastysit 20 milijonų kartų, ar jums tikrai reikia antros pusės, ar jums reikia tikrai labai daug draugų, kurie atims jums šitą laiką su savim. Kada jūs tiesiog galit daryti viską, ką jūs norit, galit savo tikslų siekti, kaip jūs norit. Nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip žmogus galėtų būti 100% visą laiką šalia manęs, nes aš 99% laiko aš tiesiog dirbu. Ir aš dažnai pajuokauju, kad pas manęs pinigai stebuklingai atsiranda, bet aš realiai dahuje dirbu. Ta prasme, nes man patinka montuoti, man patinka filmuoti, man patinka rašyti, man patinka galvoti idėjas ir tiesiog jas paversti tiesiog į materiją. Tiesiog pasiemi, sugalvoji knygutę padaryti. Prašau, imkit. Va. Čia aš pati naudosiu savo, žinai, bet gal ir su kitais pasidalinsiu, davai pasukuriam verslą. Ir supraskite, kad
Šitie dalykai, kuriuos jūs darot vieni, ta prasme, čia yra didžiausia laisvė, kurią jūs galite duoti savo. Nes jūs galite prie nieko nesitaikstyti, susikurti savo rutiną ir tiesiog gyventi pagal ją. Paskutinis dalykas iš teorinės dalies, kad realiai žmogui yra įdomu bendrauti su tavim, su manim, su bet kuo, kuris yra įdomus. Įdomu bendrauti su įdomiu žmogum. Jo. Bet kaip tu žinosi, ar tu esi įdomi, ar įdomus savo, jeigu tu nieko nežinai apie save? Ta prasme, tu esi tuščia vieta savo, arba kažkiek ten biški žinai kažką, kaip ten reaguoji, ką ten jauti ir taip toliau, that's all, pofik man ant savęs. Esi tuščias, ateini į santykį, sakai, noriu meilę, žinai. Įdomus žmogus pirmiausia pažint save. Bet kokiu atveju pirmiausia turi pažinti save, kad tu taptum pati savo įdomi. Ir tada tu kitiem būsi įdomi. Nes tu žinosi savo dalykus, tu žinosi savo vertybės, tu žinosi savo tikslus netgi. Ir tau jau bus įdomu su savim būt. Ir tu nebeieškosi kažkokio patvirtinimo iš išorės, nes tau tiesiog bus įdomu būti su savim. O kad būtų įdomu būti su savim, reikia gilintis į save, reikia pažinti save. Tam yra užrašų knyga, bičiulių užrašų knyga sukurta. Jeigu nežinot, nuo ko pradėti gilintis į save. Ne veltui, tai yra pirmoji knyga. Tai nueikit, nusipirkit, pildykit, po truputį gilinkitės į save. Užsirašykite terapiją. Yra tikrai, kiekvienas miestas turi savo poliklinikas, psichikos sveikatos centrus. Aš, pavyzdžiui, jau kada neturėjau visiškai finansų, bet aš tiesiog norėjau toliau lankyti terapiją. Čia buvo prieš fitneso varžybas, nes man jau crazy, labai blogai buvo tenais nuo tų visų deficitų kalorijų. Žodžiu, kas nežinot, aš dalyvavau, ruošiausi fitneso varžybom 21 metais. Ir žodžiu, aš ieškojau galimybių, kaip aš galiu savo psichikai padėti. Čia labai out of topic, bet kaip ne out of topic. Domėjaus galimybėm, kaip aš galiu savo padėti, bet aš neturiu finansų ir man labai reikia tiesiog savo psichiką susitvarkyti. Ir esmė yra ta, kad kiekvienas miestas, kiekviena savivaldybė turi savo psichikos sveikatos centrus, kur yra skiriamos kelios konsultacijos. Aš bijau pameluoti dabar, kokia yra situacija. Ten buvo, man atrodo, 6 nemokamos konsultacijos po valandą laiko su tavo pasirinktų terapeutų. Tai aš labai gerą terapeutą turėjau tuo metu ir tiesiog mes analizavom ir priėjom prie išvados, kad man pizda. Kad man negali padėti, nes mes stengiamės ten susidėlioti rutiną, bet man jau ten buvo depresija, tai kita istorija, bet esmė yra ta, kad aš tikriausiai būčiau labai uždelsus su visais šitais dalykais, jeigu aš nebūčiau ėjus ir gilinusis ir sakius, man yra blogai ir man prašau padėti. Tai kreipkitės į savo polikliniką arba savo miestą, tiesiog domėkitės, kur galit gauti nemokamą, kad ir psichologinę pagalbą, nebijokit pas psichologą nueiti, nepatiks, pakeisite kitą. Tai domėkitės. Žiūrėkit į save, jeigu yra jums labai jau blogai, tai eikit, spręskit, jeigu norit tiesiog pradėti, žinot, kad jaučiat, kad kažkas kirba vidui ir žinot, kad tenais yra gerų dalykų, gilinkitės, po truputį, kažką užsirašykit, kažką, sakau, pasidomėkit savim. Ir tai padės. Nuo širdžiai galiu pasakyti, tiesiog padeda tokie dalykai. Nes tu gyveni savo gyvenimą, ne kažkieno kito. Praktinė dalis, kaip būti vienam. Aš turiu paruošus jums 5 stepsus. 5 paprastus stepsus, bet kurie jums padės tiesiog žengti tos pirmosius žingsnius. Okay. Ir man labai patinka sujungti psichologiją, tai reiškia, kaip mes mąstom, taip toliau, tada mūsų kūną, kaip mūsų kūnas prisitaiko prie visos tos psichologijos ir dvasinius dalykus, tai šitie žingsniai visi bus paremti būtent šitais 3 dalykais. Ir šiaip mano visa, metodika, kaip aš konsultuoju moteris, kaip aš pati dirbu su savim, yra paremta visais šitais 3 dalykais. Tiek žinot, kaip psichika veikia, protas, kaip smegenys veikia, kūnas ir tada su dvasiniais dalykais, nes jie yra neatsiejami realiai ir jų nereikia nei vieno išmest, palikti ir taip toliau. Pirmas dalykas, tu turi susikurti rutiną. Taip, čia yra tavo smegenim, tavo kūnui, kad jisai įprastų būti vienas, kad jisai įprastų būti tiesiog su savim, kad tau būtų labai įprasta. Aš, pavyzdžiui, galiu papasakoti, ką aš darau ir čia yra 8 metai eina, ką aš darau kiekvieną rytą. Faktas, būna pertraukų ir būdavo labai ilgų pertraukų, bet visą laiką labai lengva grįžti, kai tu esi jau
pripratęs arba turėjai jau įprotį susiformavęs. Tai kiekvieną rytą aš atsikeliu, pasidarau kavytės, man ritualas. Anksčiau turėdavau kavos aparatus, ten tuos žinot, kur su kapsulėm. Pasidarau kavos, ritualinę kavą daraus, atsisėdu, pasiemu užrašų knygą, dabar aš turiu bičiusių užrašų knygą ir turiu dar dienoraštį. Atsisėdu, rašau ir tada medituoju. Kiekvieną rytą. Minutę? Okei, kad ir minutę. Turiu 3 valandas. Galiu realiai visą rytą skirti tiesiog buvimui su knygut, su užrašų knygut, su kavut. Man gerai, žinai. Tai turėkit įprotį, ar tai bus vakaras, ar tai bus kažkoks ryto ritualas, dienos ritualas, įsiveskit grinai, kad kiekvieną dieną atsikeli ir darai. Arba kiekvieną, nežinau, popietę. Ir kaip susiformuoja tie įpročiai, kad jums lengviau dabar būtų, ne, pabūt su savimi, ne, kad ir 10 minučių. Pradėkit small, mažai žingsnėliais. Tai reiškia, pirmą kažkokį, nežinau, mini stepsą padarykit. Jūs nusistatykit 5 minutės, kad dabar būsiu su savim, gersiu kavą. Neskrolinkit, neskaitykit knygų, tiesiog būkit su savim. Tada šitą įprotį, kurį jūs formuojat, pridėkit prie kažkokio kito įpročio, kurį jūs jau labai senai darot ir tai jums yra įprasta. Daugelis žmonių, aš žinau, kad geria kavą rytais, tai prie tos kavos puodelio pridėkit įprotį, ne, nes jūs jau esate pratę kavytę gert, tai pridėkit prie to įpročio, kavytės gerimo, tiesiog pasirašymą savo užrašų knygutėj, meditacija galiausiai, nieko nekainuoja. Antras žingsnis, jeigu jau taip kalbant apie meditaciją, tai realiai jūs turit nustoti bėgti ir pamedituoti. Išmokit medituoti su savimi, išmokit koncentruotis į save. Irgi tai neturi būti kažkoks labai big, nežinau, ten valandos meditacija, iš karto šaunam, važiuojam, viskas, nemeditavau visą gyvenimą, dabar 5 valandas, karočią, va taip sėdėsiu. Ne, nereikti tai. Pasim 4 minutės timerį ir tiesiog fokusuokis į kvėpavimą. Tiesiog fokusuokis į kvėpavimą ir kiekvieną dieną tą daryk. Prieš miegą daryk tą, bet sąmoningai į kvėpavimą. Trečias žingsnis, ką aš labai mėgdavau daryti kaip motyvacinė priemonė, savo besimokant, bekuriant kažką, nes tiesiog kartais motyvacijos tikrai pritrūksta, aš susidarydavau veiklų sąrašą, ką aš noriu vieną nuveikti. Susidarykit sąrašą veiklų, ką tu nori pamatyti, kokį miestą tu nori aplankyti. Tau nereikia kito žmogaus, kad tu nuvažiuotum, nežinau, į mišką, tau nereikia kito žmogaus, tau nereikia tėvų, tau nereikia draugų, tau nereikia šeimos, kad tu savo svajonės įgyvendintum. Susirašyk sąrašą ir pradėk. 4 punktas. Planuoti ir vykdyti visas šitas veiklas. Nori nušokti nuo tilto su guma, pabrėžiu. Užsirašyk, susiplanuok, paskambink tai, nežinau, kompanijai, kuri šokdina nuo tilto žmonės su gumom. Įgyvendink šitą dalyką. Aš asmeniškai anksčiau labai norėjau šitą dalyką pabandyti, niekad nepabandžiau ir ačiū Dievui, nebenorėčiau. Kodėl man toksai pavyzdys, pavyzdžiui, dabar kilo, tai atsimenu, reikėjo fizikos egzaminui ruoštis ir, žuoskai, aš ten prokrastinuoju, nes man nepatinka ta fizika, anksčiau aš tą fiziką studijavau ir žodžiu. Aš tokia galvoju, įdedu į vokelį savo 3 eurų, aš atsimenu, ant sienos prisikabinau tą vokelį su 30 eurų, nes tiek kainavo tais laikais. Tas šakim su guma, o gal 100 eurų. Ir parašiau, jeigu aš gaunu iš fizikos egzamino 8, tipo, gali pasimti ir varyti. Naudokit šitą sąrašą ir savo planavimą kaip realiai ėjimą, darimą ir mėgavimąsi, ką jūs nori daryti. Bet pirmiausia, sakau, per meditaciją ir pažinimą savo gyvenimo, per pirmus tos 2 punktus, jūs tik suprasit, ką jūs nori daryti. Nes jums gali tada, jeigu jūs, pavyzdžiui, žiūrėkit, labai svarbus yra momentas, jeigu jūs nesuprasit, jeigu jūs į save nesigilinsit, jūs neatrasit savo grožio, savo laimės, savo meilės, ką jūs norit gyvenime daryti, jums kiti pasakys, ką jūs norit daryti. That's a shitty feeling, tada tu nugyvensi kito gyvenimo, tu to nenori. Ačiū ir aš to nenoriu, kad tu nugyventum kažkieno kito gyvenimo ir neišpildytum savo potencialo. Man reikia tavo potencialo, žmonėm reikia tavo potencialo ir aš kiekvieną video tai kartoju. Jo. Jeigu nematėt praeitų video, eikit pasižiūrėti, tą patį sakiau. 5 žingsnis, nusistatykit priminimą kiekvieną dieną padėkoti. Padėkokit arba balsu, arba raštu. Aš, pavyzdžiui, irgi kur galiu parodyti, kur aš dėkoju. Nes aš dažnai planuojuosi dienas į kalendorių, ta prasme, per kompą. Ir
kur aš dėkoju, ačiū sekciją turiu, aš kartais, čia irgi planuoju, žiūriu, čia normaliai prisiplanavus, kur yra dienos planas, aš tiesiog rašausi, už ką esu dėkinga tą dieną. Tai kiekvieną dieną pasirašykit, už ką jūs esate dėkingi, pasakykit arba garsiai, už ką jūs esate dėkingi ir nusistatykit priminimą, kad tą padaryti. Nes jeigu tu negali džiaugtis, realiai išėjus į lauką saulės spinduliais, jeigu tu negirdi paukščių ir negali antiek jausti to grožio, kad net graudu pasidaro ant kiek gražu, tu negyveni pilno potencialo, tu negyveni pilno gyvenimo, jeigu tu nematai tokiuose dalykuose grožio. Ir kad, nematai, tai nematai, ką daryti. Realiai nusistatot priminimus, kad padėkot už mažus dalykus. Ir tavo smegenys pradės ieškot tų dalykų, už ką tu gali būti dėkinga, už ką tu gali būti laiminga, už ką tu gali būti tiesiog pilna, už ką tu gali būti dėkinga, kad tu esi viena su savim, už ką gali būti dėkinga. Tiesiog gyvenime tavo smegenis veikia taip, ką tu liepi jam daryti, tą jis ir daro. Ir tada tu matysi daug daugiau laimės, daug daugiau grožio, daug daugiau meilės aplamai pasaulyje, nes tu jį matysi kaip vietą, kuri yra graži ir už kurią reikia dėkoti. Šiandien tiek iš šito video, esu be galo kiekvienam dėkinga, kuris man parašot, kuris paliekat komentarą. Būtinai, jeigu jums rezonavo šitas video, nors viena kažkokia mintis, nepamirškit paspausti patinka, nepamirškit uždėti prenumeratos ant šito kanalo, parašyti komentarą, kas jums rezonavo. O šiaip aš nuoširdžiai kiekvienam linkiu pamatyti tą grožį, kai jūs esat savy, su savim. Ir kad jums yra tiesiog faina. Žinot, tas faina jausmas. Nes kada jūs pajausit, kada jūs pažinsit, pamatysit, visas gyvenimas tiesiog nusidažo dažniausiai kitokiom ir gražesnėm spalvom, negu buvo iki tada. Aš jums turiu nuolaidos kodą. Pirmi 10 žmonių, kurie pasinaudos šituo nuolaidos kodu, gaus knygą su 40% nuolaida. Didžiausia užrašų knyga yra 3 mėnesių, realiai step by step ėjimas į save. Tu kiekvieną dieną atsisėdi, susiplanuoji dieną, bet tu to pačiu susiplanuoji savo smegenis. Tiesiog įsigilini savo dalykus, kad tu gyventum savo gyvenimą autentišką, ne kažką primėt, kažką pasakė, tu čia liūdnis vaikštai, žinai. Tai va, būtinai pasinaudokit šito nuolaidos kodu, galit pasitikrinti, ar jisai veikia, tai nueikite į playre.com internetinę parduotuvę ir pamatysite, ar dar aktyvus jisai ar ne. Nepamirškit manęs pasekti Instagram'e, TikTok'e ir laukit naujienų. Per Instagramą paskelbsiu vieną labai svarbų dalyką, Facebook'o grupę, kurioje moteris galėsit rinktis ir palaikyti vieną kitą. Nes man atrodo, šito palaikymo kiekvienai labai trūks, nes mes galim daugiau kartu, mes galim aplamai kaip žmonės, būdami kartu daugiau. Tai be galo jūs myliu, be galo esu dėkinga, žiūrit, kad domite savim ir kad einat į tą gyvenimą, kurio kiekvienas nusipelno, autentišką gyvenimą. Ir tas autentiškas gyvenimas yra pagal kiekvieną iš jūsų. Tai būkit autentiški, mylėkit save, mylėkit pasaulį, o aš su jumis atsisveikinu iki kito sekmadienio. Bye! Vienas svarbiausių dalykų pamiršau paminėti, kad po kiekvieno YouTube'ės video, kuris išeina, jūs galite rasti būtent tą temą, apie ką buvo YouTube'ės video, blogpostą. Tai reiškia, jūs nueinat į playre.com ir paspaudžiat ant blogpostų skyriaus ir susirandat tą temą. Kaip ir YouTube'ės pavadinimas, labai panašiai visą laiką ten tos temos būna sudėliotos. Ir tenais yra daugiau praktinių patarimų, tenais yra daugiau tokių įžvalgų, galbūt net iš poetinės pusės, iš tokios dvasinės pusės galit paliesti tą temą visai ne per vaizdą, bet per skaitimą. Ir duokit man žinot, kas žiūrės, kas skaitys, ar jums patinka toksai formatas, nes man atrodo visai worth it pasižiūrėti iš visai kitos pusės į šitas temas, nes kiekviena tema turi, kaip sakom, medalis turi 2 pusės. Tai būtinai nueikit ir pasižiūrėkit, paskaitykit ir duokit man atgalinį ryšį, nes aš visiškai neįsivaizduoju, ar aš investuoju laiką tinkamai ir ar jums yra naudos, nes ar man yra iš to naudos? Man yra iš to naudos, jeigu jums yra naudos iš to. Tai
dabar tai tikrai atsisveikinu su jumis. Labai labai jūs stipriai apkabinu, laikykitės, kas esat ir jaučiatės vieniši, visą laiką galima iš to išlipti. Tiesiog reikia daryti dalykus, reikia daryti žingsnius ir išbūtame. Bye!